Teksasas, mano draugai, kovoja prieš islamizaciją. Taigi, mes visi žinome, kad islamistai pabudo ir pagalvojo. Žinote ką? Mes neturime pakankamai musulmoniškų valstybių. Kodėl mums neužėmus visos Amerikos, kai Europoje jau pavyko? Ir jie galvoja, nuo ko turėtume pradėti? Na, įdėkime merą į New Yorką, bet pabandykime perimti valdžią per infrastruktūrą Teksase, nes Teksasas yra visų stiprių vyrų turinčių ginklų tvirtovė. Ir jei mums tikrai pavyks užimti Teksasą, tada ne vienas kitas miestas nuo mūsų nebus saugus. Ir būtent tai jie ir nusprendė padaryti, išskyrus tai, kad jie nepasiruošė tam, jog teksasiečiai iš tikrųjų mėgsta laisvę ir yra pajėgus pasipriešinti, kas būtent ir vyksta dabar. Islamistai bando kažką padaryti, o teksasiečiai sako, tikrai ne. Islamistai bando dar ką nors, o teksasiečiai sako, mes to tikrai neleisime. Ir tai yra nuolatinės diskusijos apie įvairius dalykus, kuriuos islamistai bando jiems primesti. Pavyzdžiui, statyti daugybę mečečių ar miestų, įvesti šariato teisės dominavimą ar dalintis tam tikrais dalykais mokyklose. O teksasiečiai sako, ne, jokių būdų mes neleisime, kad tai įvyktų. Ir man tai labai patinka, nes tai yra istorija apie tai, kaip iš tikrųjų gali kovoti savo miestuose. Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, kurie pastaruoju metu vyksta Teksase, nes aš asmeniškai visiškai juos palaikau. Pradžiai turime didelę pergalę Teksasui. Apeliacinis teismas nusprendė, Teksasas gali suimti ir deportuoti neteisėtus imigrantus be federalinės valdžios leidimo. Kodėl tai svarbu? Na, ateis diena, kai Trumpo administracija nebebus Trumpo administracija ir galbūt valdžią perims kažkokie bepročiai, tikrai bepročiai žmonės. ALC, na žinote, Newsomas ir kiti. Tada Teksasas nori būti tokioje pozicijoje, kad galėtų pasakyti ne, mes galime AOC, Kamala iš Harriso. Bepročiai. Mes nelauksime federalinio patvirtinimo dėl to. Mes nenorime, kad šie nelegalūs bepročiai atvyktų į mūsų miestą. Mums jau gana. Jie perima valdžią ir tikrai bando ją perimti. Paklausykite, ką šis vyras turi pasakyti. Frisko miesto tarybos posėdėje pastorius pasisako prieš naują islamistų mečetę. Islamo ideologija prieštarauja viskam, kas mums amerikiečiams yra brangu, nes islamas yra gyvenimo būdas. Tai daugiau nei religija. Paklausykime kai kurių jo faktų. Viskas, kas mums amerikiečiams yra brangu. Islamas yra gyvenimo būdas. Tai daugiau nei religija. Tas vaikinas, kurį ką tik matėte, Brandonas Berdanas, vakar vakare Frisko miesto tarybos posėdėje pasirodė puikiai. Jei vakar to nematėte, Frisko miestas balsavo dėl to, ar įsteigti arba užbaigti statyti vieną musulmonų mečetę ir 2 Indijos religinės šventyklas. Dabar aš tiesiog parodysiu jums daugiau to, ką jis pasakė ir tikrai verta palaukti. Tad tiesiog atsisėskite patogiai ir pažiūrėkite į šį vaikiną. Šis vaikinas pasirodė puikiai. Sveiki, mano vardas Brandonas Berdanas. Aš esu pastorius Friske jau 25 metus. Ir kaip krikščionis, mano Biblija liepia mylėti visus žmones. Kiekvieną tautą, kiekvieną gentį, kiekvieną kalbą. Taigi noriu pradėti šį vakarą pasakydamas, kad myliu visus žmonės ir myliu musulmonų tautą. Ir Dievas myli musulmonų tautą, tačiau šiek tiek nerimauju dėl jų ideologijos. Jei musulmonai atvyksta į Ameriką, tai yra amerikietiška svajonė ir aš tai vertinu. Tačiau jie turi integruotis į kultūrą, o ne ją perimti. Man labai patinka ši pradžia. Žinote kodėl? Nes daugeliui žmonių kyla labai nemalonus jausmas, kai matome, ką daro islamistai. Mes matome perėmimą, bet tuo pačiu metu mums nėra patogu jaustis rasistais ir nekęsti visos žmonių grupės, nes tai tiesiog nėra mūsų esmė. Mes iš tikrųjų mėgstame žmonės. Ir aš esu viena iš tų žmonių, nors man patinka daug kalbėti šią temą. Todėl galiu pasakyti, kad mes tikrai nesame neapykantos kupini žmonės. Mes tikime, kad reikia mėgti žmonės. Išskyrus tai, kad turime suprasti, jog čia yra šiokia tokia problema, tik labai maža. Islamo ideologija prieštarauja viskam, kas mums amerikiečiams yra brangu. Nes islamas yra gyvenimo būdas. Tai daugiau nei religija. Religijos apibrėžimas yra įsitikinimų, simbolių ir praktikų sistema orientuota į šventą ar antgamtinį dalyką. Su tuo aš sutinku. Tačiau politinė grupė yra asmenų organizacija, kuri vienijasi remdamasi bendromis ideologijomis ar politiniais tikslais, siekdama įgyti ir naudoti valdžią vyriausybėje. Islamas yra daugiau nei religija. Tai yra ir religija, ir valstybė. Tai yra sociopolitinė sistema, kuri naudoja dievybę savo tikslams siekti. Ir mano pagrindinis rūpestis yra tas, kad islamas nėra suderinamas su mūsų konstitucija. Tai nėra suderinama. Ir būtent su šia dalimi žmonėms tikrai sunku susitaikyti. Kaip religija, mes mylime religinės laisvės. Iš tikrųjų, mes taip mylime religinės laisvės, kad esame pasirengę įvardyti islamizaciją, nes islamizacija nemėgsta religinių laisvių. Nes jie yra politinė grupė, kuri naudoja savo religiją kaip priedangą ir taip supainioja tokius žmonės kaip tu ir aš, kad mums būtų nepatogu pasakyti, jog turime su tuo problemų. Tai yra politinis judėjimas. Viskas, paprasta, lengva. O jei nenori su tuo sutikti, tai yra religija, kuri tiki, kad niekas kitas neturėtų turėti jokių religinių laisvių. Todėl tai atima mums svarbiausią vertybę – laisvę, kad žmonės galėtų turėti religinės laisvės.
Nes islamo teologija pasaulį padalyja į dvi sferas, kurios yra nuolatinėme konflikte. Mano problema su šia ideologija yra ta, kad džihadas primetamas tiems, kurie to nenori. Tai nėra bandymas atvesti juos į religiją. Tai yra tikėjimo primetimas žmogui. Ir mano susirūpinimas yra tas, kad tai iš esmės prieštarauja pirmai pataisai, kuris saugo religijos laisvę. O pagal islamą ši praktika yra neleistina. Ir šį vakarą paprašiau miesto tarybos pažiūrėti, kiek mečečių jau pastatyta metropolyje. Pagal. Pasak Salah Tomatičio, išsamaus mečečių ir islamo mokyklų vadovo, jų svetainės kataloge nurodoma, kad vien tik Dallaso Fort Worto regione jau yra 74 mečetės, Houstone 95, Ostine 14. O visoje Teksaso valstijoje 235 mečetės. Dabar, jei visi imamai tuose mečetėse mokytų tik Korano, aš neturėčiau su to problemų. Tačiau jie moko ne tik Korano, jie moko ir hadisų, Muhamedo posakių bei Muhamedo biografijos, kuri yra 40% religinė, bet 60% politinė. Tai yra socialinis politinės kultūros perėmimas. Ir jei mes patvirtinsime 236 mečetę Teksase ir išplėsime šią ideologiją, mes pasieksime tašką, kai nebegalėsime apsaugoti savo gyvenimo būdo ar savo konstitucinių teisių. Mums reikia daugiau tokių pokalbių. Ne, mums reikia daugiau tokių pokalbių. Tas vyras tai pasakė tobulai. Jis pataikė tiesiai į 10. Jis paaiškino, ką mes visi jaučiame. Kalbama apie 256 mečetę ir apie tai, kad negalima leisti jiems perimti kontrolės, nes būtent apie tai čia ir kalbama. Jei tai būtų tik apie religijos mokymą, mums tai nekeltų problemų, bet taip nėra. Tai yra apie politinę ideologiją. Politinė ideologija, kuri prieštarauja tam, kuo amerikiečiai tiki. Suprantate? Dabar tai Mace Middletonas, kandidatas į Teksaso generalinio prokuroro postą, kuris žada traktuoti šariato teisę kaip organizuotą nusikalstamumą ir paskelbti karą radikaliam islamui. Mes esame krikščioniška valstybė. Taškas ir viskas. Aš taip pat ėmiausi veiksmų prieš mūsų užsienio priešininkus. Sustabdžiau Kiniją nuo mūsų žemės pirkimo, 3 kartus padidinau sienos apsaugą, paskelbiau kartelius teroristais ir dabar imuosi kovos su viena iš didžiausių ir sparčiausiai augančių grėsmių – šariato teisė ir islamizacija. Man tai labai patinka. Taigi šis vyras gali tapti naujuoju Teksaso generalinio prokuroro kandidatu. Prie kitų jo pasisakymų dar prieisime. Bet pirmiausia, noriu padėkoti, kad esate čia. Mes esame pasipriešinime ir mes priešinamės. Aš, Meira Kei, jūsų vedėja, ir mums jau gana. Jei norėtumėt užsiprenumeruoti ir pareklamuoti šį vaizdo įrašą bei paskleisti žinią, kad žmonės suprastų, jog jie gali kovoti prieš ekstremistų užgrobiamus savo miestus, mes tai labai vertintume. Ir norime greitai padėkoti šio vaizdo įrašo rėmėjui. Būtent dėl mūsų rėmėjų galime tęsti ir kurti tokį turinį. Šiandienos rėmėjas yra Kalshi, K-A-L-S-H-I. Tad būtinai atsisiųskite jų programėlę, gaukite $, kai išleisite $10, naudokite kodą ERA, statykite pinigus už savo prognozes. O tiems, kurie nežino, kas yra Kalshi, tai iš esmės yra prognozių akcijų birža. Čia galite pamatyti, ką žmonės iš tikrųjų galvoja. Ir kai čia pažiūrite Teksaso generalinio prokuroro laimėtojas, vis labiau ir labiau atrodo, kad Mace Miller laimės. Ir tai aš turiu omenyje, kai sakau, kad mes labai džiaugiamės tuo, kas vyksta Teksase, nes tai yra pokytis, kurio reikia, kad žmonės pradėtų kalbėti apie šiuos dalykus, juos įvardytų, pasakytų problemas, kurias visi matome. Pažiūrėkime, ką sako Mace Middleton. Islamizacija. Žinote, šariato teisė yra organizuotas nusikalstamumas. Taškas. Ir aš ją taip ir vertinsiu. Aš taip pat pakeičiau įstatymą, kad sustabdyčiau tokias radikalias musulmonų grupės kaip CARE ir musulmonų brolyje nuo bet kokio turto įsigijimo Teksase. Tai labai griežtas atsakymas. Noriu jį padalyti į kelias dalis, prašau, nes tai, ką pasakėte, man labai įdomu, Meisai. Ir vėlgi, labai laukiamas balsas mūsų programoje. Pirma, traktuoti šariato teisę kaip organizuotą nusikalstamumą. Ar galite tai paaiškinti? Tai labai įdomu. Taip, žiūrėkite, turime užtikrinti, kad visi suprastų, jog tai nėra religinių laisvių klausimas. Tai nėra pirmojo pataisos klausimas, nes jei jie ištikimai laikosi savo ideologijos, ir aš ją vadinu ideologija nebe priežasties, Korane jie mus mato kaip netikėlius, prieš kuriuos galima vykdyti džihadą. Tai yra Amerikos pirmumo klausimas. Tai yra Teksaso pirmumo klausimas. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas, nes jie mano, kad mes kaip amerikiečiai ar krikščionys neturime teisės egzistuoti. Tai yra toks nuostabus pastebėjimas, kad jis pabrėžia skirtumą ir sako, nustokite galvoti, kad tai yra apie religijos laisvę. Jie manipuliavo mumis, kad patikėtume, jog tai yra diskusija apie religijos laisvę, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai yra politinė ideologija, kuri bando užvaldyti ir prieštarauja mūsų ideologijoms ir su tuo reikia taip ir elgtis. Tai niekada nebuvo apie religijos laisvės.
Jie tiesiog sugebėjo taip tobulai viską supakuoti, kad net mes pasimetėm. Ir būtent tai jie mus silpnina su šia raudonai žaliaja sąjunga, kurią mes matėme. Ir Benis, aš tai mačiau Kapitolijuje. 10 Dievo įsakymų, apie kuriuos minėjau anksčiau. Atspėk, kas prieš tai lobizavo. Tai padarė CARE, tiesa? Radikali musulmonų teroristinė grupuotė. Tai parodo, ko jie siekia. Jie bando sunaikinti šią šalį ir jie bando sunaikinti šią valstiją, nes kairieji tuo tikri. Jei jie užims Teksasą, jie užims visą šalį. Mes negalime išrinkti respublikonų prezidento be Teksaso. Jie tai puikiai žino ir mus puola, pavyzdžiui, tokie kaip Jamesas Teleriko. Tas vaikinas yra beprotis. Teisingai. Taigi jis sako, kad strategija, dalis priežasties, kodėl jie nori užimti Teksasą, ne tik dėl simbolikos, yra ta, kad jie žino, jog partija, kuri kovos prieš Amerikos islamizaciją, yra respublikonai. Ir jei jie gali turėti Teksasą ir turėti tvirtą poziciją, tada respublikonams bus daug sunkiau laimėti rinkimus. Tai ir yra jų galutinis tikslas. Jie ieško vietų, kur galėtų įsitvirtinti, kad respublikonai daugiau niekada nebūtų išrinkti. Ir beje, tai nėra kažkokia sąmokslo teorija. Pažiūrėkite statistiką tų valstijų, į kurias Bideno administracija siuntė nelegalius imigrantus. Ir pasižiūrėkite, kaip strategiškai jie buvo paskirstyti. Tai tiesiog beprotiškas faktas, kurį reikia žinoti, bet jie buvo strategiškai paskirstyti tose valstijose, kurias reikėjo pakeisti iš raudonų į mėlynas. Būtent tai jie ir darė. Strategija buvo įsileisti kuo daugiau imigrantų, kad būtų sukurta situacija, kurioje demokratai visada išliktų valdžioje vien dėl skaičiaus. Tai taip pat yra islamistų imigracijos politikos esmė. Jie daro lygiai tą patį. Jie bando atvykti į vietas, kad greitai pranoktų gyventojų skaičiumi, juos perbalsuotų ir įtrauktų savo žmones į tarybas. Būtent tai jie padarė Europoje. Ir tai beprotiška, kad jie bando tai daryti mums tiesiai po nosimi. Tai žmogus, kuris sako esąs pastorius, ir aš specialiai sakau tai su kabutėmis. Taigi yra biblinis argumentas už abortą. Gerai, mums nereikia gilintis į visą tai, bet štai dar viena pergalė vykstanti Teksase, nes jie bando užvaldyti ne tik politinės sistemas. Kaip jau žinome, tai taip pat ir mokyklos. Rajonas, kuris buvo paskyręs direktorių, o tas direktorius, kaip paaiškėjo iš jo socialinių tinklų, buvo paskelbęs gana prieštaringų dalykų apie šariato teisę. Gynė ir aiškino šariato teisę, be kita ko. Na, mokyklos rajonas pateikė pareiškimą Vilkaino laidai. Jie sakė, kad buvo informuoti apie daugybę socialinių tinklų įrašų iš praeities, kuriuos anksčiau buvo paskelbę rajono direktoriaus pareigų finalistai. Po peržiūros buvo nustatyta, kad įrašas gali neatitikti rajono socialinių tinklų politikos ir darbuotojams keliamų lūkesčių. Todėl kandidatas bus perkeltas į kitą pareigybę, kol bus baigtas tyrimas. Papasakokite man apie šią istoriją ir apie teksasiečių susirūpinimą dėl islamizmo plitimo Teksase. Kalbant apie pačią istoriją, švietimo agentūra labai aiškiai pasakė, kad toks elgesys, tokie komentarai, nesuderinamumas su Teksaso vertybėmis ir įstatymais yra nepriimtini ir tokie žmonės negali būti direktoriais. Tai įvyko po veiksmų, kurių ėmėmės prieš 2 savaitės, kai viena islamo organizacija bandė įsteigti TexAM, kuris labai panašus į Texas A&M kaip universitetą, nors jie tam neturėjo jokios teisės. Buvo pateiktas ieškinys siekiant juos uždaryti, nes jie bandė veikti neteisėtai. Tai vyko po to, kas nutiko Dallaso priemiestyje, Grand Prairie, kurie bandė surengti tik musulmonams skirtą renginį viešame parke. Mes apie tai daug kalbėjome. Taigi štai ką šalis ar valstija gali daryti, kad pasipriešintų. Ir tai yra dalis to, ką daro Teksasas. Turėti autonomiją dėl to, kas gali atvykti, ypač imigrantai. Iš tikrųjų, gebėti apibrėžti, kur yra problema. Kad tai nėra religijos laisvės klausimas, tai yra ideologinis perėmimas. Sustabdyti vykdomos infrastruktūros statybą, įvardyti šariato teisę tuo, kas ji yra ir padaryti ją neteisėtą įvairiais aspektais. Imtis veiksmų prie žmonės, kurie bando patekti į valdžios pozicijas ir pasakyti, ne, jūs negalite mokyti mokykloje. Yra ir daugiau būdų tai padaryti. Nes su mokyklomis viskas yra beprotiška ir jie tikrai labai stengiasi šioje srityje. Aš esu Vailio Rytų vidurinės mokyklos Respublikonų klubo prezidentas. Ir šiandien prie mūsų mokyklos buvo organizacija vadinama Kodėl islamas, kuri turėjo didelį stendą prie mūsų mokyklos. Jie dalijo hidžabus musulmonėms merginoms visoje mokykloje. Taip pat jie dalijo Korano knygas. Jie taip pat turėjo lankstinukų apie šariatą ir kitus islamo dalykus. Jie dalijo ir šias maišelius. Matote, jie yra labai išradingi, jie atsiveža imigrantus, jie kuria fizinę infrastruktūrą, jie skiria žmonės į valdžios pozicijas, pavyzdžiui, mokyklų direktoriais. Jie eina į pačias mokyklas ir skleidžia savo ideologijas. Jie turi planą, šį perėmimo planą,
Bet jei Teksaso žmonės bus tokie, žinote, tada turite problemą. Taigi, Amy Mack yra žmogus, kuris daug dirba šio klausimu. Šokiruojanti žinia iš Teksaso. Šarijos imamas pagerbtas, krikščionių herojus kovoja atgal. Kaip mes leidžiame šią bjaurystę Hariso apygardoje? Ačiū drąsioji Meri, kad pakilai. Te laimina tave Dievas. Praėjusią naktį Hariso apygardos komisaro teismas pakvietė kovotoją imamą Šeichą Validą Bosionį. Tai tas pats imamas iš Clear Lake'o islamo centro, kurį aš atskleidžiau, kuris atsisako vadinti Hamas teroristinę organizaciją ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, Teksaso krikščionė atėjo į šį susitikimą ir šiame vaizdo įraše pasipriešino tam. Šiandien atleidžiu mūsų ceremonijos vedėją komisaro Garcijos vardu, kuris pakvietė. Esame pagerbti ir labai džiaugiamės galėdami šiandien pasveikinti Šeichą Validą Basonį, kuris pasakys, kad tai yra problema, kurią turite spręsti. Šie žmonės, kurie sako, mes taip pagerbti, kad galime atnešti šią islamizaciją į mūsų miestą, jūs neturėtumėte jaustis pagerbti. Tai nėra kažkas, kuo reikėtų didžiuotis ar džiaugtis. Ir štai paskutinis dalykas, apie kurį kalbėsime. Dar vienas krikščioniškas atskleidimas apie CARE. Tiems, kurie nežino, kas yra CARE, tai yra organizacija dirbanti ties Amerikos islamizacija. Jūs visi jau turėtumėte tai labai gerai žinoti. Sveiki Teksase. Šiandien užsienio teroristinė organizacija liudijo prieš Teksaso valstijos švietimo tarybą. Vėlgi, Amerikos islamo santykių taryba, kurią gubernatorius Abbotas paskelbė užsienio teroristinė organizacija, o FTB teigia, kad tai yra musulmonų brolijos, dar vienos teroristinės organizacijos veidas. Taigi šiandien man teks susidurti su teroristais. Jie kelia reikalavimus. Taigi aš pasidalinsiu su jumis reikalavimų laišku nuo Šamo Zayan, ZAYAN, kuri teigia esanti Amerikos islamo santykių tarybos operacijų vadovė. Gerai. Taigi tai yra įvairūs būdai, kaip žmonės Teksase kovoja. Jie kreipiasi į mokyklas, eina į įvairias delegacijas, stovi prieš įvairias tarybas ir panašiai, kad kovotų, nes jūs galite kovoti. Ir tai dar neįvyko. Mes dar nesame tokioje situacijoje, kur islamizacija būtų iš tikrųjų perėmusi valdžią, bet mes matome sistemingą pasiruošimą. Taigi tai priklauso nuo jūsų, kiekvienos valstijos, kiekvienos šalies piliečių. Jei matote, kad islamizacija gali ateiti į jūsų šalį, štai ką galite padaryti. Sustabdykite tai, kad tai nepatektų į jūsų mokyklas. Rinkite žmonės, kurie iš tikrųjų yra pasirengę įvardyti tai, kas tai yra. Eikite į šiuos susirinkimus ir priešinkitės tam. Neleiskite kurti infrastruktūros. Blokuokite mokyklų statybą. Blokuokite šių žmonių paskirimą į valdžios pozicijas. Ir jei visa tai pavyks, turime šansą. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.